Šioje laidoje paliesime temą, nuo kurios visiškai priklauso bet kurio žmogaus gyvenimas Žemėje. Krizių ekonomika. Taip galima pavadinti sistemą, kurioje mes gyvename. Kodėlgi viskas vyksta taip tragiškai? Mąstančiam žmogui lengva paaiškinti, kas tai yra šiuolaikinė finansų krizė, nes mąstantis žmogus veikiausiai bus skaitęs Bulgakovą ir Getę. Bulgakovo romane Meistras ir Margarita yra scena Volanda šou Varieté. Šiame epizode tiksliai pavaizduotas finansinių burbulų fondo rinkose formavimas. Tai yra žmogiškųjų iliuzijų monetizavimas. Volandas buvo deratyvinių aktyvų ir taip vadinamų futuresų ateities sandorių magas. Finansinio ciklo scena susidėjo iš 3 aktų. Pinigai krenta iš dangaus. Skolos, kurių nereikės grąžinti. Pirmame Bulgakovo akte iš dangaus stebuklinga krenta pinigai. Jie buvo iliuziniai, tai buvo triukas, apie kurį visi žinojo, bet žmonės labai norėjo tikėti, kad pinigai tikri. Būtent žmonių tikėjimas jų sąmonėse pavertė popierėlius tikrais pinigais. Šiuolaikinėse finansų rinkose yra terminas vertybiniai popieriai. Šių popierių kabutėse vertę kabutėse apsprendžia rinkų, tai yra elektroninės bandos psichologija. Šiandien pagrindinis vertybinis popierius yra nacionalinės valiutos, kurios gali būti kažkieno vertos arba ne. Tas visiškai priklauso nuo rinkos psichologijos. Išsireiškimas rinkų psichologija tiek pat abstraktus, kaip ir liaudies valia TSRS epochoje. Tai savotiškas finansinis komunizmas, kada viskas nepriklauso niekam. Tame slypi reigonomikos esmė, kai valstybė visiškai nusišalina nuo finansų sektoriaus kontrolės. Tas atvedė šiuolaikinių fondų rinkų evoliuciją iki kazino, kur bet kuri valiuta gali šokinėti kaip spirginama nuo vienos biržos sesijos iki kitos. Šiuolaikinės fondų rinkos po Reigano tai greičiau elektroninės bandos emocijos ir psichologija negu racionali ekonominė teorija. Antra scena. Gerovės iliuzija. Vėliau Volandas Varieté kviečia žmonės pirkti iliuzinės prekes, mainais į savo tikrus rūbus. Pamentate, ten buvo velniukas, kviesdamas tarybinių žmonės išsipuščiusius Paryžiaus apdarais viliojo šūkiais veltui, tiesiog veltui. Ir žmonės patikėjo, išsirengė nuogai. Последние модели дамских платьев, обуви, шляп, нижнего белья. Весна-лето 1935 года. Париж, Рим, Берлин. Ну, прошу вас, без стеснений, без церемоний. Ну, абсолютно бесплатно.
Europos pavyzdys. Nuo to laiko, kai Vokietija sukūrė eurą, pietinėse Europos valstybėse pasiutusiais tempais pradėjo augti valstybių skolos. Nuo euro įvedimo ir tų skolų didėjimo daugiausia laimi Vokietija, nes euro įvedimas pietų europiečiams suteikė galimybę gauti pigius kreditus, valstybės skolą, o Vokietijai į šią šalį ženkliai padidinti savo eksportą. Eurozonos šalys pagrindiniai Vokietijos prekybiniai partneriai. Pietinės šalys padidino savo vartojimą privataus ir valstybinio įsiskolinimo sąskaitą, pūsdamos vartojimo muilo burbulą ir didindamos statistinį BVP. Tai yra graikai, portugalai, ispanai, na ir visi kiti lietuviai, latviai ir estai gyveno skolon, kurdami savo gerovės iliuziją. Tiesa, ir Vokietija gyveno skolon, didindama ekonomikos eksporto sektorių. Tik skirtumas tas, kad pietiečiai didino savo skolas, o vokiečiai svetimas. Kada šis muilo burbulas 2008-aisiais sprogo, pietiečiai liko su savo skolom, o Vokietija su ramia sąžine, bet be skolų. Čia panašiai kaip indėnai su baltaisiais, kada stikliukus į auksą keitė. Bulgakovo scenoje žmonės nesusimastydami atidavė savo tikrus rūbus. Ir štai paradoksas. Augant pietinių Europos šalių BVP, vartojimo sąskaita susitraukė industrinė ir žemės ūkio gamyba, tikrieji, realūs ekonomikos drabužiai. Volando šou pas Bulgakovo baigėsi tuo, kad pinigai žmonių rankose pavirto laikraščių skiautėmis, fondų rinkų griuvimo scena, o žmonės liko nuogais. Taip atsitiko 1928 m. Jungtinėse Amerikos valstijose, beje, Bulgakovas buvo tų įvykių amžininkas ir liudininkas. Lygiai tas pats atsitiko ir pietinėms Europos šalims 2008-aisiais. Pavyzdžiui, Graikijos nacionalinio banko akcijos iki krizės kainavo virš 30 eurų už vieną akciją, o po krizės kaina smuko iki 25 centų, tai yra nuvertėjo apie 100 kartų. Akcijas išėmė iš prekybos, 10 buvusių apjungė į vieną ir vėl pateikė į prekybą, bet jų vertė vėl krito. O juk pensiniai fondai investavo savo aktyvus į akcijas ir valstybės obligacijas. Kitaip tariant, jeigu žmogaus pensija ir santaupos buvo investuotos už kainą po 30 eurų, tai dabar tos santaupos ir pensijos nevertos lygiai nieko. Bet juk pensijas mokėti reikia, žmonės juk ne iliuziniai, gyvi. Vokietija tuo tarpu savo valstybės skolas refinansuoja, tai yra už jas nemoka. Ta pati daro ir JAV. Defolto baimė probleminėse eurozonos šalyse 2008-aisiais atvedė į tai, kad apimti panikos investitoriai fondų biržose puolė investuoti į patikimas Vokietijos valstybinės obligacijas. Vokietijos refinansavimo kaina per pastaruosius 3 metus smarkiai krito. Prieidavo iki anekdotų, kai išmokos už valstybinės Vokietijos obligacijas buvo minusinės, tai yra investuotojas pirkęs valstybinę Vokietijos obligaciją už 100 eurų galėjo susigrąžinti tik 98. Ir nežiūrint to, investuotojai vis tiek jas pirko, kad tik išsaugotų savo pinigus. O tuo tarpu pietų Europoje refinansavimo procentai staiga išaugo, nes naujos skolos visad brangesnės už senas. Tokiu būdu pietų Europa atsidūrė ties defolto slenksčiu. Defolto panika privedė iki to, kad didžiuliai pinigų srautai nuo pietinės Europos pasislinko į šiaurę, pirmiausiai į Vokietiją, finansiškai apnuogindama tokias šalis kaip Italija, Ispanija, Graikija ir panašiai. Pietų Europos bankai šiandien jau nelikvidus ir priklauso nuo Europos centrinio banko infekcijų, taigi bankai zombiai. Jo šiandien lengviau apiplėšti, negu gauti šių kreditą. Dažnai iš savo pažįstamų girdžiu, kad vakaruose korupcijos mažiau negu, tarkim, Rusijoje. Taip nėra. Tiesiog tas, kas Rusijoje vadinama kyšiu, vakaruose legalūs bonusai, o kas Rusijoje vadinama stogu, vakaruose lobizmas, kuris taip pat legalus. JAV pavyzdys. Klasikinis korupcijos vakaruose pavyzdys JAV federalinė rezervų sistema spausdinanti dolerius. Ji turi privačios akcinės bendrovės statusą, o akcininkai privatūs JAV bankai. Federalinė sistema spausdina pinigus ir juos skolina valstybei, pirkdama jos obligacijas.
Net valstybė išsipirkinėja savo obligacijas, o pinigus su procentais grąžina Federalinė rezervų sistema. Gaunasi, kad JAV valstybė neturi nuosavų pinigų. Doleriai jai nebepriklauso, ji juos skolina. Paskui savo skolas, tai yra JAV obligacijas, perparduoda visam pasauliui už procentus. Faktiškai vyksta juridinė kolizija, kai teisiniai valstybei tauta nebeturi savo valiutos. Valiuta privati. Ar lieka gyvybė po procentų? Netyčia nugirdau, kad kai kurios šalys nutarė grįžti prie tradicinių šeimos vertybių, ribojant homoseksualizmo reklamą ir panašiai. Tačiau yra dar viena gerokai primiršta šeimos vertybė – ekonomika. Žodis ekonomika labai senas. Jis graikų kilmės ir išvertus į lietuvių kalbą reiškia tvarka šeimoje. Ikos verčiama kaip namai arba šeima, nomos įstatymas arba tvarka. Taigi ekonomika tai yra ekonominė politika arba dorovės klausimas, tai mokslas apie žmogų. Požiūrio į homoseksualizmą istorija vakaruose identiška požiūrio į luponinkavimą istorijai. Šie abu fenomenai visados buvo amoralūs, bet palaipsniui vakaruose ima vertinti kaip kažkas normalaus. Lygiai kaip vaikai, kurie privalo turėti tėtį ir mamą, taip ir pinigai turi būti duodami be procentų. Kitaip vaikai mes savo tėvus. Lupininkavimas arba skolinimas pinigus už procentus tai lygiai toks pat moralinis etinis santykių iškrypimas kaip ir homoseksualizmas.